skauda galva, svaigsta galva, tirpsta rankos, ką daryti? Dažnai gaunu šiuos klausimus, tačiau vieno bendro atsakymo nėra. Nes dažniausiai yra ne viena priežastis minėtiems nusiskundimams. Dažnai po diagnostikos matome įtemptus kaklo, pečių juostos, žandikaulio raumenis ir fascijas, silpnus giliuosius raumenis. Galima pradžiai namuose savaitėlę kasdien daryti mano paskyroje esančius pratimų junginius, tokius kaip pagalba sau esant įtampai, pratimas dirbant sėdimą darbą. Taip pat atlikti savimasažą kaklo ir pakaušio srityje, kaip mano video žinutėje, būtini veiksmai sau kasdien. Po savaitės kasdien atliktų pratimų stebėkite, ar simptomai lengvėja. Jei niekas nesikeičia, atvykite išsamiai diagnostikai, nes būtinas problemų sprendimų individualizavimas. Dažnai matuojant specialiais prietaisais randame autonominės nervų sistemos disbalansą, kuris stipriai įtakoja galvos skausmus, svaigimus ir kitus nusiskundimus. Po diagnostikos atlikus korekcijos procedūras ir individualų gydymą galima pasiekti ilgalaikių rezultatų. Kreipkitės diagnostikai ir ieškosime nusiskundimų šaknų, kad jas pašalinti iš esmės.